Labas rytas, Gintarai. Labas rytas, vakaras, naktis, paryčiai, pusryčiai, priklauso nuo to, kada jūs žiūrite mūsų kanalą. Ir kokią šiandien mes panagrinėsime temą. Šiandien norisi pakalbėti apie tai, kad daugumas žmonių bijo reikšti savo nuomonę. Arba neturi savo nuomonės, arba tiesiog yra patogu jos neišsakyti. Tai va šiandieną norisi iš tavęs išgirsti, kaip tu vertini tokią visuomenę, kuri nepasako savo nuomonės, o kaltina visus, kurie turi savo nuomonę. Tai visų pirma, čia yra jau pasekmė eilės dešimtmečių metų, kodėl taip atsitiko ir kodėl šitą visuomenę tapo bailių visuomenė arba ta, kuri paklūsta komandoms iš viršaus. Anksčiau taip nebūdavo. Bet baimė reikšti savo nuomonę prasideda galbūt ne mokyklos suole, ne kažkur tai visuomenės auditorijose, ne žiniasklaidoje ar portaluose, bet jau pačiam tėvų auklėjime, tėvų reiškia arba to šeimos lopšyje. Juk vaikai puikiai mato, kaip elgesi jų tėvai ir paprasčiausiai kopijuoja tos modelis, kurie, jiems atrodo teisingi. O teisingi kokie yra modeliai, kokie modeliai vaiko atrodo, kad jie gyvybiškai, tas žodis teisingai skambėtų. Tai pirmas dalykas - išlikti ir išgyventi bet kurioje situacijoje, galbūt toje situacijoje rasti savo naudos, rasti savo kažkokių tai privilegijų, bet dažniausiai tai yra instinktas išlikti, vienas iš pamatinių kertinių 4 instinktų, kuris glūdi mūsų toje vadinamoje limbiniai sistemai, galvoj, arba išlikimo instinktas, arba savęs prateisimo, arba pasimaitinimo, arba savas svetimas. Tai vėlgi tai rodo, kad mes gyvenam labai dideliai baimės atmosferoje, nes tai, kad jūs paklausit, iš tikrųjų yra labai aiški indikacija, kaip dabar madinga sakyti, kad visi mes esam įbauginti ir įbauginti, kad pirmas dalykas, kaip teisingai sakėt, nereikštume savo nuomonės. Antras dalykas, kad nuomonė yra viena, kurią kažkas pasako. O tie, kurie pasako tą nuomonę, jie dėja yra, patys bijantis, kupini baimių ir kupini tuštybės, galima taip sakyti, ar ne tos tokios tuštybės, nes žmogus kupinas tuštybės, jisai pakyla hierarchiniais laipteliais į valdžios olimpą ir savo tą tuštybę retransliuoja kitiems tam socialiniams burbulams per socialinius tinklus, kurie juos seka. Ir susiformuoja, kaip dabar madinga sakyti, tokie naratyvai, kurie telkiasi aplink tos burbulus arba tų burbulų viduje cirkuliuoja, kurie ir pasako tam žmogui, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, kas yra gerai, kas yra blogai. O tai, ką jie vertina teisingai, neteisinga, blogai, gerai, toli gražu netitinka objektyvios tikrovės. Ir jie tada pasineria į tokią išgalvotą, subjektyvę, tokią matricinę, kaip čia pasakyti, pakeistą realybę, kurioje gyvena, kur yra gerai, kur yra blogai, kas tinka, kas netinka, kas protinga, kas neprotinga. Ir po to pagal tai matuoja visą kitą. Ir tada atsiranda pykčiai, tada atsiranda įvairūs nesantaikos židiniai, tiek socialiniuose tinkluose, tiek visuomenėje, tiek galų galia pačiose šeimose. O kaip atstatyti dabar tą, tarkim, susiformavusią jau kaip ir madą, tarkim, neturėti nuomonės? Čia ta mada atėjusi iš dirbtinio intelekto kultūros, kuomet žmonėms puoselėjama mintis, kad už juos kažkas turi pagalvoti. Mes žiūrim viešoje erdvėje, kad yra ekspertai, ten banko ekspertai, po to kažkokie tai sveikatos ekspertai, influenceriai, kurie kažkaip tai lietuviškai skamba kaip nuomonės formuotojai. Pati ta savoka nuomonės formuotojas yra absoliučiai idiotiška, kadangi
taip išeina, kad visuomenė yra be nuomonės ir jei kažkas ateina, bla bla bla, pasako tą nuomonę, kurią visi privalomai turi turėti. Tai vadinasi, jau pas faktas, kad egzistuoja tokia žmonių grupė, kuri to užsiima, rodo, kad mes jau toli gražu nuo tos pluralistinės diskusijų kupinos visuomenės, iš kurioje buvom prieš 30 mečius, tai yra 80-ieji, 90-ieji, kur mes tikrai turėjom platų tą diapazoną, galėjom ginčytis ir žmonės tikrai politikoje ir visuomenėje ekonomikoje buvo labai plačios erudicijos, plataus akiračio ir jie buvo pakankamai pakantus kitoj minčiai. Tarp jų galėdavo vykti įvairios karštos diskusijos, bet jie sugebėdavo atrasti tą konsensusą. O kada įvyko tas lūžis? Tas lūžis, sakyčiau, įvyko po 2015 metų, labai ryškiai, o pats didžiausias lūžis tame, mano galva, atsitiko per COVID laikotarpį, kai buvo labai griežtai sureglamentuota, ką galima kalbėti, ko negalima, ką galima sakyti, ko negalima, kas tiesa, kas melagienos. Tada reiktų nerti giliau, kodėl vis dėlto visą tai reiktų vertinti kaip tam tikrą kultūrinę revoliuciją. Todėl, kad jeigu vaikus mokyklose mokintų fizikos, literatus, jeigu literatus, humanitarus mokintų fizikos, tie, kurie dabar save laiko nuomonės formuotojais, kalbėtojais, komunikatoriais, tai jie puikiai prisimintų dalelių fiziką Nilsą Borą, tarkim, Einšteiną, Heisenbergą, kur ir galų galia tą pačią Kopenhagos interpretaciją, kuri sako, kad mano neurolingvistinis aparatas, tai yra tas kognityvinis aparatas, ar ne, jis nespindi objektyvios realybės. Aš savo 5 juslėm ir gebėjimu mąstyti, gebėjimu interpretuoti ir suvokti ir interpretuoti, aš neatspindžiu tos pamatinės realybės. Kadangi aš jos neatspindžiu, tai yra gamtos duota, kad tai yra neįmanoma, tai aš a priori laikau save besimokančių visą gyvenimą. Dabar buvom prieš kelias dienas knygos pristatymę, tai tas buvo akcentuota, kad žmogus, kuris nori būti tame kelyje, jisai pirmą kelyje kokiame, kad vis dėlto suvokimo kelyje, kas yra ta tikrovė, kaip mes ją suvokiam, kaip mes ją reflektuojam. Tai pirmiausia, jisai turi suvokti, kad jisai pastoviai nieko nežino ir pastoviai nori mokytis. O kai žmogus suvokia save, kad aš jau viską žinau, čia viskas užbaigta ir aš galiu tą komunikuoti kaip gatavą produktą ir tai yra realybės ekvivalentas nuo Dievo, nuo bet ko, tai jau yra kelias į bedugnę ir kelias į visuomenės degradaciją. Tai, ko tu manęs ir klausai, tai aš sakyčiau, 15-16 metai buvo labai stiprus lūžis ir COVID laikotarpis buvo lūžis tame, kai visuomenė buvo stumiama į tokią fragmentaciją, tokią siaurų žmonių. Jie galbūt savo profesinės rytyse išsilavinę, protingi, bet jie apriek bendrą horizontą, bendrą pasaulėžiūrą, pasaulėvoką, ar ne, suvokti, tarkim, matai reiškinį, suvoki jo kontekstą, suvoki dėsnius, kodėl tas reiškinys atsitiko ir galbūt nežinodamas viso nuo alfa ir omega, tu jauti, praeiti tą kontekstą ir tu gali remiamą momentu tam tikroje vietoje duoti komentarą, kuris nieko neįžeidžia, bet jisai pasako, duoda diagnozę tai situacijai. Tai iš esmės mes galvotume apie diskusijas, kurios turėtų duoti diagnozę situaciją, o ne primetinėjimą kitos nuomonės. O kai yra primetinėjimas kitos nuomonės kitam, tai ir yra ta baimė. Nes tie, kurie hierarchiškai aukščiau, galimai pas juos yra problemos su savivertė pirmiausia, jie iš tų pačių šeimų atėjo, apie kurias mes kalbėjom, ir jie savo suvokime mano, kad jų galvoje telpa visa visata, bet dėja jie labai būdami nesavikritiški ir nemokėdami savęs analizuoti, jie kenkia savo ir kitiem, kadangi formuoja paskui save tokius pačius.
Bet ne visi tokie. Yra ir drąsių žmonių, kurie nebijo pasakyti savo nuomonės ir apginti netgi ją. Tai tokių dėja mažėja, bet tokių labai reikia. Reikia, kad žmogus, nesvarbu kontekstų, nesvarbu situacijos, aišku, yra ta tiesmukiška kalba, aišku, yra diplomatinė kalba. Tai yra viena situacija, kada tu turi ir gali naudoti tą tiesmukišką kalbą, kai reikia, na, sakykime, tiesiai šviesiai tiesą pasakyti akis, o tiesa kas? Yra tai, ką tu galvoji. Tai, ką tu galvoji, tai, ką tu jauti tuo momentu. Neapsimetinai. Aš priminsiu klasiką ir Bulgakovo vienam abzace, Mersė Margaritai, kai Jošuva atvedė pas Poncijų Pilotą ir Poncijus Pilotas jo klausė, ką ten valkata kalbėjai patvorėse, tarpuvartėse žmonės klaidinai. Tas Jošuva sako, aš kalbėjau tiesą, bet tas prokuratorius Pilotas sako, ką tu supranti apie tiesą? Tas jam sako, tiesa, prokuratoriu, tai, kad tau šiandien skauda galvą ir tu galvoji apie savižudybę. Tai čia yra ta tiesa, kurią tu gali liūdyti. Bet jeigu tu sakysi, kad aš žinau nuo alfa ir omega mediciną, politiką, bendrą kontekstą ekonominį, kažkokias atskiras gyvenimo ar ūkio sritis ir bandai pagal tai taisyti tavo subjektyviom akim blogą ar netinkamą pasaulį, kuris klaidingai eina, tu gal mąstai teisingai, o tas pasaulis, kurį tu stebi, visai klaidingas. Ir tu jį bandai taisyti arba nukreipti kažkokią kryptim. Tai yra klaida. Ir dar vieną filmą prisiminsiu, ir tas filmas, jisai labai yra toli, jisai pasakytas 83 metais, bet savo įžvalgomis galbūt tik tai šiandien aktualus. Tai yra gruzinų režisieriaus Tengizo Buladzės filmas Pokojanė arba Atgaila. Ir pabaigoje tokia yra scena. Ten istorijos nepasakosiu, ten kalba eina apie diktatorių, kuris numirė ir kuris buvo palaidotas, po to moteris iškasė jo lavoną. Dėl to, kad tą moterį, jos šeimą tas diktatorius nuskriaudė, išvežė jos vyrą į kalėjimą ir taip toliau. Bet pabaigoje yra toks epizodas. Eina senyva moteris, o ta, kuri jau tą apskundė arba ten teisme dalyvavo, kad atskleisti tiesą apie tą diktatorių, pagrindinę heroją, jinai kepė pyragus ir kepė pyragus bažnyčios formą. Tai prakeleivė moteris pasibeldžia jo duris ir sako, ar šita gatvė veda į bažnyčią? Sako, ne, šita gatvė neveda į bažnyčią, tą sako. Bet ta senyva moteris dar kartą sako, bet visos gatvės turi vesti į bažnyčią. Ne, šita gatvė yra ten to pagrindinio herojo, kuris diktatorius, aš dabar nepamenu mintinai to vardo, Aravidze, va. Varlamo Aravidzės gatvė. Tai yra šitam epizode trumpam. Esmė yra, galima negi filmo visą nežiūrėti, šitą epizodą pasižiūrėti ir bus aišku, kad visuomenė, kurie eina, gatvės yra keliai, žmonių keliai, kuriais eina. Ir kai moteris klausia, ar šita gatvė veda į bažnyčią, jinai sako, kad šita gatvė neina bažnyčią, vadinasi, visuomenė neina į tą, na, tikrą žmogiškumą, ne, tikrą, sakykim, Dievo kelią, ne, tikrą savęs pažinimo kelią, bet jinai eina dar vis to diktatoriaus keliu, nors tas diktatorius senai numirė, kuris formavo visų nuomonę, kaip kas turi galvoti, kaip kas turi daryti, jeigu blogai, tada išveža į Sibirą, gerai, tada kyli karjeros laiptais. Tai vat, nors tas diktatorius mirė, nors ta sistema žlugo ir jau viskas pasikeitė, bet širdį žmonės vis tiek to diktatorius ilgisi ir jo vardu vadina gatves, tai vadinasi, dar ta gatvė neina į bažnyčią, dar vadinasi, ta visa žmonija, jinai neina į tą bažnyčią. Tai vat ir ką aš noriu pabrėžti, kad šitoj situacijai gal, reikia suvokti realybę, kad iš tikrųjų
globaliai žiūrint ir Lietuvos mastu, šitą gatvę neina į bažnyčią, šitą gatvę neveda į bažnyčią. Bet ką pabaigai mes galėtumėm palinkėti žmonėms, kurie klausys va šito įrašo, ko labiausiai, sakykime, reikėtų savyje ieškoti? Ko labiausiai savyje ieškoti? Na, pirmiausia, savyje reikia ieškoti kelio į bažnyčią. Bažnyčia nebūtinai namas kažkoks tai su bokštu. Šventovė ten ar kažkas. Ta bažnyčia yra viduje, ar ne? Taip. Kaip Kristus sakė, aš sugriausiu akmeninę ir per 3 dienas pastatysiu sielos bažnyčią arba dvasios. Tai va, čia yra ta esmė, kad bažnyčia nebūtinai turi būti kažkokia tai kultas, religija. Tai yra, jeigu 3-2 žmonės susirinka ir jie vienas kitą praturtina gerom idėjom, pažinimu, žingeidumu pažinti galų gale, jeigu to pažinimo dar nėra, tai jau yra bažnyčia, yra kelias. Bet tie 3 žmonės gali ir neturėti vienos nuomonės. Jie gali neturėti ir neturi turėti vienos nuomonės, kadangi, na, anksčiau tas buvo labai akivaizdu, mes susėdavom ne tik tai prie kavo, ten anksčiau buvo kitos tradicijos, ir galėtume per naktį diskutuoti, ginčytis ir paryčiais mes sutardavom, kad mes kiekvienas turim teisę taip galvoti, kaip galvojam. Nes visi keliai, iš tikrųjų kiekvienas žmogus turi tą vienintelį kelią į bažnyčią. Nėra vieno siauro kelio į bažnyčią, tai yra į save, kuris į tą siaurą kelią, kad tilptų visi keliai, visų žmonių keliai. Ne. Tai vat kaip Tengizo Ravytės filme, pačioje pabaigoje ta moteris akcentavo, kad keliai, visi keliai veda į bažnyčią, bet kiekviena gatvė skirtingai. Skirtingais posūkiais, tarpuvartėm, namais arba kelio ženklais tą nuveda. Bet ar žmonės eina, vis tiek jie toliau kažkokio tai diktatoriaus arba kažkokio tai žmogaus, kuris klystkeliais vedė, pavadina tą gatvę jo vardu, tai vadinasi, jie dar neverti to. Tai va, šita tema mūsų ir buvo apie nuomonę. Ar mes turėtume būti drąsesni? Aš manau, kad reikia pirmiausia, sako, eik, kalbėk į tribūnas, nebijok dainuoti, tenais eilėraščius sakyti arba rašyti, ką galvoji socialiniuose tinkluose. Yra taip, kad socialiniuose tinkluose gali gauti per galvą. Gali. Jei neužblokuos, tai atsiras tie tokie internetiniai botai, kurie tave, pažemins, ar ne? Arba tas atšaukimo, cancel kultūra, kur aiškiai parodo tau, kur tavo vieta, ten, kaip sako, viena politikė, kitai politikė, tavo vieta šuns būdoja, ar ne? Va čia tas yra, egzistuoja. Bet nepaisant to, vis tiek mes galim vesti savo blogus, kažkokius tai užrašus, savo mažoj šeimoj, nebijot sakyti taip, kaip yra. Skauda, paskaudės, tą minutę praeis. Viskas skauda, kai jeigu prilies pūlinį, kuris ilgai buvo ir ten susiformavo uždegiminis procesas, ten raudona, ten oda pakitusi, audiniai pakitę, ten skaudės, bet tą reikia išspausti, reikia išspausti kalbėjimu taip, kaip yra. Ir nebijojimu sakyti, va, čia mano kelias į šventyklą, aš taip kalbu. Bet reikia dar vieną ką pabrėžti, kad nuomonę reikšti, kaip ir prieš tai esi minėjęs, diplomatiniu to keliu, ne tuo agresijos keliu. Vėl čia gal nuo konteksto priklauso, jeigu tu nueisi, pavyzdžiui, į kokią nors dominuojančios partijos buveinę ir pradėsi kalbėti, kad ten, skaičiuoti nuodėmes. Nuodėmes, tai tau bus byla iškelta galų gale, arba tu būsi persekiojimas. Taip yra. Taip yra. Bet, šiais laikais vėlgi... Ar mes bemokame kalbėti to diplomatinę kalbą? Vienas dalykas, reikia kalbėti taip, kaip tu jauti, kas yra. Bet kitas žmogus jaučia pyktį ir jis nevaldo savęs. Pyktį, tai gerai išreikšta pyktį, bet tai geriau tas pyktis išreikštas į išorę, bet tada oponuojančio
išmintis arba jo kultūra vidinė turėtų būti tokia, kad tą pyktį, nereaguoti pykčiu ir matyti, kodėl žmogus taip kalba. Jo toks kelias į bažnyčią yra, jo tokia gatvė yra, tokia kryptis į bažnyčią ir jisai turi išsivaduoti iš to. O kur kitur jisai tą padarys? Tai tam yra draugų ratas, kur tą galima būtų padaryti. Bet viešumoje daugelį žmonių yra, sakykime, jie yra parklupdomi, neleidžiama jiems reikšti savo nuomonės ir žmogus atsitraukia, jis lieka su savo tą nuomonę savo viduje. Pats baisiausias dalykas, kuris dabar yra, tai yra politkultūra, ta vadinama, kur neleidžia žmogui, tiesiai šviesiai pasakyti, ką jis galvoja. Dabar turbūt nesenai ten buvo tie svogūnai, ar ne, ir dabar tą Valinską nabagą užsipuolė visi, kaip čia jisai drįso sukritikuoti. Atseit čia labai negražu, neskoninga, taip toliau. Betgi čia irgi kelias į bažnyčią ir jisai turi teisę būti toks, kaip ir tų valdančiųjų arba tų, kurie irgi jų kelias, galbūt ir jie primedami savo nuomonę kitiems, kurie užsiima tuo vadinamoju pagal kabalą juoduoju tikun olamo, juoduoju pasaulio teismu. O juodasis pasaulio teismas yra, kai tu primeti savo tą kelią į bažnyčią kitiems, kad visi vienodų kelių į bažnyčią. Bet tai yra nepatogu tiems, kuriuos kritikuoja ir jie turi įrankius tą, sakykime, bent vieną žmogų, kuris viešai kažką tai pasakė, jį bausti. Aš meldžiu Kūrėją, save ir visatą, kad duotų mums jėgų, negi tomis situacijomis, kai vyksta labai aršios diskusijos, kai norima primesti negi jėga ir su įbauginimu kitiems savo nuomonę, žmonės sugebėtų atsitraukti nuo to, pamatyti save trečiųjų asmenių, kaip jie atrodo iš šono ir gebėti rasti tą kompromisą arba susitarimą, arba matyti tą reliatyvų vaizdą. Tai tuo mus mokė, tarkim, 90-80, kai buvo labai iš tų tarybinių laikų, gal tas atėjo, tas pluralizmas, ar ne, nuomonė įvairovė, gebėjimas diskutuoti. Tai nebūtinai, ką aš sakau, reikia su tuo būtinai sutikti. Ne, jūs galite prieštarauti ir kabinti man akis. Bet aš jums būsiu dėkingas ir aš jūs ginsiu dėl to, kad jūs sugebėtumėt tą daryti, nes čia yra jūsų kelias ir aš negaliu jūsų kelią į bažnyčią užtvenkti savo keliu į bažnyčią. Taip žmonės ir sukurti, jie taip ir mokosi gyventi ir tobulėti, kuomet yra daug tų kelių į bažnyčią ir kiekvienas kelias ir turi teisę egzistuoti ir tuose keliuose matyti kažką bendro, o tas bendras jau yra aukščiau negu ta mūsų įprasta tikrovė. Tai yra mes visi žmonės, visi sielos ir mūsų bendras vardiklis yra kelias į bažnyčią, ne? Kelias į save, kelias į tą šviesą. Ne? Tai jeigu mes einam keliu į šviesą, bet matom skirtingus gatves, kaip Obuladzės filme, tai taip ir turi būti. Bet reikia tada mokėti ir mokintis iš naujo, iš 80-ųjų epochos, sakykime, išklausyti ir melstis už tą, kuris turi kitokią nuomonę, kad ir labai baisi. Palinkėjimas. Tai aš ir linkėjau ir savo galbūt intencijose maldose, prašau, kurie visatos, kad tie, kurie turi sąmonę ir protingi žmonės, jie gebėtų išreikšti savo nuomonę tokią, kokia yra. Tegu ne pikta, tegu ne negera. O tie, kurie ją klauso, sugebėtų išklausyti iki galo ir priimti. Ir tas priėmimo momentas yra mūsų tas aukščiausias pakopos dvasinis lygis, kada mes girdėdami įvairiaspalvį gyvenimą aplink save, sugebame išlikti savimi ir gerbti kitus. Tai ačiū Jums ir iki kito karto.